Sveiki draugai, gavau siuntinį, planšetę, noriu kartu su jumis išpakuoti, pasidalinti charakteristikom. Tai planšetė Xiaomi Pad 2. Ją užsisakiau iš John tinklapio, neatėjo per pusantros savaitės. Buvau Topo centre, šis modelis kainavo 199, beveik 200 eurų, tai aš jį per šią platformą įsigijau už 163 eurus. Štai atėjo visiškai viskas supakuota. Galim pabandyti ją atidaryti. Taip, kaip ją čia atidaryti. Nenoriu jinai atsidaryti. Tai yra gan naujas modelis, iš pigesnių. Tai nenoriu, kaip sunkiai atsidaro. Net įdomu, į kompą pasijėina. Štai planšetė. Dar turim pakrovėją. Pakrovėjas ir, kiek žinių, su Type-C jungtimi. Tai pati planšetė, ką čia reiškia. 2,5K, 9000 batereika, palaiko Wi-Fi, yra ant Androido. Kaip jinai čia gerai supakuota, čia dar reiks ras, kaip ją atidaryti. Korpusas metalinis. Yra kamera, bet kamera tai jau 8 megapikselių, sakyčiau, jos čia kaip ir nėra. Turi atminties kortelę. Bandykime įjungti. Tai ekranas gan ryškus. Procesorius yra Helio G100 Ultra. Kaip sakiau, palaiko microSD iki 2 GB. Operatyvinė atmintis 4. Galinė kamera 8 megapikselių. Priekinė kamera 5 megapikselių. Štai. Taip, išsirenkam kalbą. Kaip matome, lietuvių kalbą palaiko. Tai Lietuva. Galima iPhone arba Android.
Taip, nukopijuoti. Planšetė Xiaomi Pad 2. Nu, kokie minusai? Tai aišku, yra kameros gan silpnos, tiek priekį, tiek gale. Dar iš minusų paminėčiau, kad įkrovimas gana lėtas. Apie 2 valandas reikėtų krauti, kad pilnai nuo 0 iki 100%. Ir jau super galingiams žaidimams telefoninius turbūt nelabai pavežtų. Bet šiaip ryškumas tikrai labai geras. Vartosi tikrai viskas gan greitai. Nu, tai čia grinai filmų žiūrėjimui, ten tinklapiam kokiam. Tai va, ryškumo tikrai gan užtenka. Valdosi gan gerai. Nu, tai tiek. Manau, kad neblogas variantas kaip biudžetinis. Už tokią sumą kažką geriau, aš nežinau, ar šiuo metu rastumėte. Na tai tiek, jeigu kas renkasi planšetę, kam padėjau, tai paspauskite like. Ačiū ir iki.